Labą dieną, su jumis aš Gidūnė Dalia Sekmokėnė. Pakalbėsim apie ajerą. Lietuvoje kažkada labai plačiai naudota ir šiek tiek užmiršta. Mano močiutės tai dažniausiai naudodavo plaukų slinkimui. Sakė, bus labai stiprus plaukai. Jeigu žiemą labai toli buvo pirtis ir namuose įsiplaudavom galvą, tai jos netingėdavo, visada būdavom prisidžiovinom, kartu džiovinom. Kaip aš mokėdavau ištraukti, supjausti, džiovint. Norėjom visos turėti gražius plaukus, storas kasas. O šiek tiek atvirškintų irgi duodavo arbatėlę. Ir aš buvau vaistinėse, dabar beveik vaistinėse išnyko, būdavo, kad pagerina virškinimą. Aš nežinau, ar švenčionys ar kiti gamino, bet lietuvių liaudis labai plačiai vartojo. Ir duonai kepti. Visi norėjom tą jarų keptos duonos, ypatingas kvapas. Aš pasižiūrėjau, kurios pasaulio šalys. Ir rytai, reiškia ne pas mus gana šiaurė, bet ir rytai labai plačiai vartojo ajerą, orus kalamus ir labai labai slaptingas savybės jam priduodavo. Mes tokių savybių nepriduodavom. Nors man viena žolininkė prieš viena prie kūdros sakė, tai tu neįkrisk. Aš prie tokios kūdros labai plėšiau ir jie labai tankiai saugdavo, jų neapgadindavai, tai nebuvo retas koks dalykas. Visos pas mus molėtos ir Sesarties pakrantės būdavo priaugusios tuo jarų. Aš prie tokios balos plėšiau. Ir jinai mano plaukus, sako, geri plaukai, neskalauk, bet tu, sako, žinai, kad ajero išgėrus tavo dvasia įgis kitų savybių, tu matysi, aš sakau, ką jūs matot, ką kiti nemato, tai jinai mato. Bet šiaip tai ta moteris buvo labai paslaptinga, tikrai, jinai nebuvo labai keista. Aš nežinau, aš buvau per maža vaikas, kad labai daug su ja bendraučiau, bet pas ją kartais ateidavo žmonės pasitart, bet jinai labai atsargiai, vis dėlto sovietiniai laikai buvo. Tai negaliu sakyti, kad sovietų laikais kai kas nežinojo slaptingųjų ajero savybių. Ir kas tas ajeras? Tai daugiametis žolinis augalas, auga pelkėse, pakrantėse, drėgnose vietose, paplitęs Lietuvoje, Europoje, Indijoje, naudojamas nuo senovių, senovės medicinoje, mato čia daugiau šaknis, nes šaknis naudoja. Lapai naudojami duonai kelt. Akorus kalamus, angliškai sweet flag. Mes ajeras. Augalo dalis, šakniastiebiai ir šaknis naudojame dažniausia, dar lapai labai dabar daug yra daug eterinio aliejaus ir eterinio aliejaus naudotojai, tegu irgi sukuria video ir plačiau pasako, kam jie naudoja, kam patinka, aš manau, kad ir sąmonės pakeistai būsenai gali naudoti. Naudojama šaknis, va kaip išdžiovinta atrodo, tai asarono junginiai labai paslaptingi. Jie tikrai labai padeda sąmoniai, bet per daug yra nuodingi. Kartie junginiai labai įvairūs. Už tai jie pagerina tulžies išsiskyrimą, daug geriau virškina, taninų yra, bioflavonoidų, net daug ir dervų yra. Vitaminų nėra labai daug. O kas yra saronas? Jo labiausia bijome yra alfa ir beta saronas, o matot, čia kiti junginiai jie ir yra ne alkaloidas, bet fenilpropanoidas, labai sudėtinga klasė. Gali veikti centrinę nervų sistemą, mums tik tiek, ne taip svarbu ten fenil ar kaip, bet kad yra centrinė nervų sistema veikiantis, reiškia, gal šiek tiek toks paslaptingesnis, bet tai nėra alkoholis, tai ką naudodavo įvairūs šamanai greičiau. Nes asaronas ir jo izomeriai intensyviai tyriami dėl galima pritaikymo medicinoje, neurologinių sutrikimų gydymui, kaip piemenės nuo Alzheimerio, Parkinsono ligų, demencijos, epilepsijos. Apsaugo neuronus oksidacinio streso ir ląstelių žūties, bet labai atsargiai. Ir paprastai žmonėm lietuviai negeria. Aš negirdėjau, kad sergantis Alzheimerio ar Parkinsono gertų aero šaknų arbatą, tai gal nėra plačiai išpopuliarinta, aš radau tik moksliniuose straipsniuose, galbūt daromi pirmieji bandymai, gal senovės žmonės žinojo, gal taip tų ligų neįvardindavo, bet matėsi, kad ateina senatvė, žmogus padreba, kai ką užmiršta ir jam duodavo aero šaknų arbatų ir iš jų darydavo galingus smilkalus. Raminamasis poveikis, antidepresinis, antinerimo, dar traukuliai gydomi, kitos savybės, antikancerogeninis ir kepenis augantis poveikis. Nu šiaip vaistinėse tai yra skatint ir gerint virškinimui.
pesticidinės savybės, bet jeigu smarkiu, stipriu koncentracitu purkši augalus, tai nei jas vabzdžiai nenukapos, pavyzdžiui, trešnes gali nupurkti. Bet nėra nustatyta labai tiksli dozė, kada pasidaro nuodingas, bet aš jį visada sakau, jeigu geriam ir mums ta arbatėlė maloni, tai normalu, lygiai tas pats kaip druskos, įdėkit šaukštą į košę ir jūs nevalgysit, tik dar spaudimą gali pakelti. Malonus skonis, jeigu ne kapsulėse, mes pripratom viską kapsulėmis, tai yra ir naudinga. Dar savybės. Va čia matot, kalamus ir yra surašytos visos savybės. Čia yra jau ekstraktas priešuždegiminės, antimikrobinės, virškinimą gerinančios, raminančios, apetitą skatinančios. Ir antioksidacinis labai specifinis veikimas, ypač neurotransmiterių veikla skatinama. Va. O čia parašyta netgi pradėkite jūsų gerą tą sveiką gyvenimą su ta tinktūra korus kalamus. Ir tik po vieną lašą. Va. Vienas lašas, matot, kokia stipri tinktūra į kažkokias tai sultis. Ir tada pajusite naudingumą šio produkto. Tai taip propaguojama, bet yra ir miltelė, o liepia po visą šaukštelį vartoti. Nu, tai ekstraktas visada kartais būna sukoncentruota labai stipriai medžiagų. Ir va, saugumas. Sudėtyje yra vėl asarono. Kai kurios formos to asarono toksiškos. Europoje vartojimas ribojamas. Reikalingas atsargumas. Už tai rytuose kiek tik nori. Lietuvių liaudės medicinai. Šaknų nuovirai ir plaukam. Norit, kad tokias kasas turėtumėte, tai mergai, mes labai dažnai skalaudom. Ir netingėdavom, ir labai norėjom, ir tikrai turėjau labai storas kasas. Vaidinau net Eglę Žalčių karalienę, mes statydavom per naujus metus spektaklį. Naudotas peršalimui ne tik. Ir kaimo tradicijos, tai skalaujami plaukai ir dar kvepia ajerų, kaip ir duonytė. Tai labai unikalu, nepaprastai. Tikėtina, kad stiprina plaukus, augimą jų, nors pamokslis pagrindimas tai ribotas. Nelabai kas ir tyrė. O maisto tradicijose matote daug, bet jau čia ne šaknų, aero lapai dedami ir labai kvepia duonytė. Ir dabar yra aero duona, bet gal mažai dedama, suteikdavo aromatą. Ir visi labai mėgo tą aromatą. Tradicinis panaudojimas kaimuose, kai kas dėdavo po lovą, po pagalvėm, matyt, toksiškas vamzdžiam. Aš tai esu girdėjusi iš labai senų bobučių, kad aš sakau, kam tiek daug priklota, kai nuėjau pas draugės. Tos draugės bobutės sakė, kad blusų nebūtų. Dabar blusų nėra, bet kvepėtai kvepia ajeras. Tepalai ir kosmetika, naudojama plaukų priežiūrai, kartais dedame įvairius veido kremus. Bet į kremus, aišku, saugiai dedama. Ir dabar yra ajurveda labai plačiai naudojama. Tai plačiausiai naudojantis ajerą yra ajurvedos mokslas, kaip protą veikiantis augalas, sako, turi žodžio jėgą, proto jėgą, saviraiškos jėgą, padeda mums nubusti iš sunkios depresijos, sunkių minčių, per didelio nuovargio, padeda atsirišti nuo tokių kaip lošimas, azartas, nekentimas kitų žmonių, narkotikai, alkoholizmas atriša žmogų. Naudojamas meditacijos, dvasinėse praktikos ir vadinama vačia. Tai sanskrito žodžiu. Ir labai daug radau straipsnių arba šiaip aprašymų. Čia vačia benefits for brain. Tai to ajero nauda smegenim. Ir parašyta, kad pagreitina mąstymą, komunikaciją, kognityvinės funkcijas, suteikia protoiškumą. Už tai sakau, tai pagrindinis augalas ajurvedoje vienas iš pagrindinių protų. Žodžio jėga, saviraiškos jėga, kūrybiškumo jėga ir atriša nuo priklausomybių. Tai labai labai daug ką pasako. Ir aš pasižiūrėjau, ar yra su vačia pavadinimu. Ogi pilna yra, va čia, miltelė.
Sanskrite vačia protą stiprinantis augalas, medija raseana. Atminčiai ir kalbai gerintis, nervų sistemos balansui, stiprina parasimpatinę nervų sistemą, miltelių ar nuoviro formą. Nepripratę atsargiai tarkitės, arba su geru ajurvedos specialistu geri yra ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Va čia aš dar kartą apie vačią. Matot, ir skrandžiui, ir virškinimui, ir respiratorinėms ligoms, ir plaukų augimui. O protui, tai va, protui ajurveda koncentracija, aiškesnis mąstymas, mykčiojimui, valo protą nuo visokių blogų, negatyvių minčių, meditacijom. Labai plačiai, va čia net ne ajeras, o va čia kapsulė. Čia įdėta tiek, kiek reikia. Ir ajurveda tiesiog rašo, kiek reikia atskirom lygom, kurias jis irgi vadino sanskrito kalba, ten vadačia čiurnačia, netgi čia man prašo sudėti šiek tiek įeina. Ir trečioji akis, jokio mokslo pagrindimo nėra, nors yra intran ir kinų medicinoje taškas. Ir tai būdavo labai stiprus senoviniai smilkalai, su intuicija, sąmoningumu, meditacijose. Mokslas šių poveikių nepatvirtina. O ajeras ar kognityvinės funkcijas, ką mokslas sako, tikrai kai kurie tyrimai, bet labai daug atlikta jų dar kol kas tik su gyvūnais. Galimas atminties gerinimas, neuroprotekcinis poveikis per oksidacinius mechanizmus, žmonių tyrimų trūksta ir įrodymai riboti. Bet žinokit, kad dauguma ajurvedos preparatų po truputį, kažkada, kaip jie domėjausi prieš 20 metų, niekas ir kurkumino beveik nenaudojo, dabar kaip visi naudoja. Tai atėjo iš ajurvedo. Ji gali veikti kaip lengvas raminamasis pagal ajurvedą, nerimą mažina, neurotransmiterių veiklą gerina, bet reikia daug daugiau klinikinių tyrimų. Bet mes lietuviai atsiminkime bobučių receptus ir juos naudokite. Ajurvedoje dar naudojamas proto aiškumo įpročių kontrolės, blogų įpročių atrišimas, nuo blogų įpročių atsirišimas, nors labai riboti tie tyrimai. Medicinio gydymo nepakeičiama ir tik papildoma priemonė. Taip rekomenduoja vakarų medicina. Ir svarbi pastaba be saugumo dėl asarono. Žiūrėkit, pirkit iš patikimų firmų, iš vaistinių, nes kai kuriuose šalyse ribojamas konsultacija. Šiaip vačia, rūt, tai ario šaknis, virškinimas, labai graži oda, sumažina dujų kaupimąsi skrandyje ir stiprina imunitetą. Taigi nuostabu. Ir aš sakau santrauką prieš mokslą, kad mokslas kelyje į to ajaro tyrimus, kaip jis veikia mūsų protą, nes mūsų sąmonė irgi pilnai nėra ištirta. Sudalyvaukite tuose tyrimuose ne kaip bandomieji triušiai, o kaip mokslininkai. To linkiu visiems, būkite sveiki, laimingi ir naudokitės gamtos gydomąją galę. Manau, tai visiems mums labai svarbu.